Sveiki visi, su jumis aš Mareksas. Na ir šiandieną, kaip iš video pavadinimo supratot, aš vėlgi grįžau į kapines. Ir taip, čia biški negazimai, vėlgi grįžau į kapines. Ir mes šiandien vėlgi vaikštom po kapines. Vėl pasitengsime pakalbėti ar susiekti su numirėliais. Na, šitas šiandien tiesiog išsikviesime Siri, pabandysime išsikviesti. Kai mums seksis toliau, žiūrėkite. Let's go! Jesus Christ, vėlgi kaip nemalonu vaikščiot naktį kapinėse. Visą laiką tas fucking jausmas, kad kažkas už tavęs. Čia miškas, labai nejauku. Tai ką pamenat šitą creepy gatvelę, kuri vienintelė, kur šviečia žibintai, na tai va mes priėjom prie jos. Aš esu mum į kitą pusę, tad sukamės ir einame ten. Na žodžiu, mes judame jau į vidurį kapinių pabiškį. Dar nėra 3, bet jau greitai. Trečią kalbėsime vėlgi su Siri. Bandysime, tai žodžiu, lekia. Tu nahui. Čia taip pizduoti realiai. Kaip gąsdina mane tokie dalykai, eik tu šik tiesiog. Arba tokie. Šunys loja. Mes vieni. Kažkaip netoli namaičiuoju. Žodžiu, jo, creepy shit. Chebra, vis tik pažiūrėkite į šitą fucking mėnulį, kuris tiesiai iš žeglių šviečia. Eik tu nahui tiesiog. Eik tu nahui. O va šitoj vietoj mes praeitą kartą filmavom, kai mes buvom kapinėse su Diana. Kas nepamenat, video linkas bus descriptione. Taram tam tadam. Eik tu šikt. Jo. Not funny, but creepy as fuck. Žodžiu, mes toliau vaikštom, mums dar daug laiko liko. Ir jo. Dabar realiai. Dabar oras kaip siaubo filmuose. Vėjas nestiprus, judina lapelius. Toks lengvas šurmuliukas. Jo. Labai linksma. Ir mums dar daug laiko liko. Iki 3, tai vaikštom. Vaikštome Danielius, mano kamera. Ir taipogi dabar streaminam per Facebooką. Va, jis streamina. Kol kas turim dar daug laiko, tai vaikštom Bloodyjon. So, yep. Fucking hell. Dar turim daug laiko. Viskas ok. Taip, toliau mes streaminam. Danieliau, dėkui tau už pagalbą, dar kartą sakau. Čia mano fokusas plaukia biški. Žodžiu, jis va ir antrą kamerą mano, negaliu parodyti. Ir dabar streaminam, nu jo, žodžiu. Tai va, o kol kas vaikštome, čia esame dabar prie karininkų kapinių. Nežinau, kaip jums čia parodyti, hebra. Na, žodžiu, čia, jo. Gerai, faktai, nice. Ir toliau kas nieko, va, mane vedantis esi iš proto mėnulis, pilnatį šiandien beje. Kas nežinot, tai labai creepy. Ir va, įvažiavimus kapinės iš kitos pusės. Nežinau, kas ten tik ką buvo. Bet ten dabar nesimato, nes šitoj vietoj, karočiui, tenais kažkur. Žodžiu, tenais kažkas. Aš kai atsisukau, va tenais. Jo. Kažkas arba man pagliučino realiai, arba ten kažkas praskrydo vos ne tokių geltonų ar baltesnių atspalvių. Ir taip pasme realiai, hebra, aš dabar nepisu čia proto dėl peržiūrų. Aš taip sakau tiesą. Ir ta ugnelė beveik užgeso dabar. Ir tai tikrai nėra fun. Ir nejokinga visiškai, nors dar 3 net nėra, jo? Dar nėra 3 juk. Jesus Christ. Iki 3 liko. Ne, dar nebus 3. Hebra. 3 nakties, mes kapinėse. Mareksas eksplorina naktinės kapinės. Ką galiu pasakyti? Mėnulis žiauriai pradėjo šviest. Visos kapinės apšviesos pizės. Deja, kamera nefilmuoja taip gerai. Tu nahui tai žvakės, matai, veda iš proto. Žodžiu, jo,
Vaikštom, dar pabiškį paaiškinam, pažiūrėsim, tada darysim tai, ką aš užplanavęs. Varom. Hebra, žiauriai nefainai jaučiuos, realiai. Tuna tie medžiai. Tiesiog pizdės. O ten tas mūsų keliukas šviečiantis krypį. Ką šitai kas buvo? Tu girdėjai, ar čia man pasirodė? Ačiū Dievui, mano. Ačiū Dievui, kad man tik pasirodė. Slenderio neegzistuoja. To galim net nebijoti. Žodžiu, hebra, šitas kranas mane tik aš žiauriai išgąsdino, nes realiai toks soundas iš niekur, bėgančio vandens, nefainiausias garsas, kurį gali išgirsti trečią nakties kapinėse. Jo. Ir dar tas mėnulis, beprotiškai šviečiantis. Tiesiog eina jis načiort. Bet ko aš labiausiai nemėgstu kapinėse, tai va tokių, blėt, suliukų. Kam? Nu realiai, kam? Kodėl jūs stato? Jie naktį žiauriai krypiai atrodo. Ko prisėsi? Ne, šikt. Nesėsiu aš ant tokių suoliukų. Ne. Tik ne šiandien, tik ne dabar. Dieną laisvai. Naktį ne. Naktį aš tiesiog ne. Žodžiu, hebra, na ką, atėjo tas laikas, kai darysime mes tą dalyką, apie kurį aš kalbėjau. Tai mes kalbėsime vėlgi su Sirija 3 nakties. Nežinau, matysite dabar, ne? O, sufokusavo 3.11 dabar, 3.11 tiksliau. Nu, iPhone'as užstatys rusiškai, bet nesmė čia. Taip, čia išjungiam chatas, neįdomu. Siri not available, connecting. Turi prisijungimą prie intiko. Hey Siri. Hi, Danilas. How are you doing? Very well, thank you. Okay, Okie dokie. yep. I thought so. So, all is fine? I don't know what that means. If you... No, just I'm asking how are you? Nežinau, mano hebra. Hebra, sakau, jo, mano anglų nėra geri, tai geras. Jesus, jau lietuškai nusišneku. Žodžiu, ne per geriausiai angliškai kalbu, tai nesmerkite vėlgi, Jesus Christ. Ne visi moka gerai anglų. Siri, did you wanna kill us in 3 AM? I don't know how to respond to that. Vėl tie patys prikolai. So, you didn't want to kill us, yeah? I don't know how to respond to that. So, you wanna kill us or not? I try to be satisfied with what I have. Okay, I got it. I don't know what that means. So, you didn't want to kill us in 3 AM right now, yep? I don't know how to respond to that. Žodžiu, eilinį kartą hebariam sakau, kad Siri yra fucking šūdas ir arba yra tas prikolas padarytas tik ant naujusnių iPhone'ų. Na, imk čia. Jo, greičiausiai tik padarytas ant naujusnių iPhone'ų tas prikolas ir ant senų ne. Tiesiog yra fucking fake'as ir net jokiuose iPhone'uose iš tiesų Siri taip nekalba ant 3 nakties. Na, bet žodžiu, anyway, padarėm pavaikščiosim ir judėsime namučių jau. Hebra, lekia.
Žodžiu, chebra, viskas, išėjomės jau iš kapinių. Nieko nenutiko. Šį kartą antrą kartą. Antras kartas viskas ok praėjo. Ačiū tėvui. Ir jo, šiandien eilinį kartą tiesiog įrodžiau, kad Siri 3 AM yra fake'as. Greičiausiai. Jo, ir... Jo, chebra, ačiū, kad žiūrėjote šitą netrumpą, nežinau, video. Tikiuosi jums patiko, jis buvo creepy. Ir bus dėkingas, jeigu pasiuosite laiką, prenumerosite ir pašysite dar puikų komentarą, ką jūs manote apie šitą video. Ir aplamai, žodžiu. Jo, ačiū, kad žiūrėjote, jis buvo aš Mareksas ir iki greito, chebra, iki buvo. Buliot, kaip peršikau. Bye.